Sveiki krepšinio mėgėjai. Su jumis sveikinasi Olimpinis krepšinis ir aš, Balys Šmigelskas. Nuo šiol kiekvieną antradienį nuo 15 val. Ir šeštadieniais nuo 6 vakaro FM99 eteris bus skirtas nušviesti artėjantį Olimpinį krepšinio turnyrą. Kaip žinia, Lietuvos rinktiniai į šią olimpiadą dar reikia patekti. Apie tai ir pakalbėsime. Na, o šioje laidoje girdėsite. Olimpinio krepšinio svečias Alytaus Savanorių krepšinio klubo direktorius Leonas Šerpetauskis papasakos apie klubo ateitį, dabartį ir praeitį. Taip pat nusikelsime į bronzinę istoriją, kurią Lietuvos krepšinio rinktinė sukūrė prieš 20 metų. Na ir be abejo pateiksime pačias karščiausias naujienas iš rinktinės stovyklos Hjustone. Olimpiniai kelialapiai į šių metų žaidynės Londone buvo dalinami praėjusiame Europos čempionate Lietuvoje. Iš senojo žemyno patekti tiesiai į olimpiadą buvo lemta tik finalo dalyviams. Kaip žinia, jis tapo Ispanija ir Prancūzija. Kitoms keturioms – Rusijai, Makedonijai, Lietuvai ir Graikijai – teks dalyvauti olimpinės atrankos turnyre. Ji vyks Liepos 2-8 dienomis Venesueloje. 12 rinktinių kovos vos dėl 3 vietų olimpinėse žaidynėse. Šis olimpinis atrankos turnyras yra rengiamas pirmąjį kartą. Turnyro sistemą sudaro 4 grupės po 3 komandas. A grupėje rungtyniaus Graikija, Puerto Rikas ir Jordanija. B grupėje Nigerija, Lietuva, Venesuela. C grupė Rusija, Dominikos Respublika, Pietų Korėja. D grupė Angola, Naujoji Zelandija ir Makedonija. Dvi pirmasis vietas grupėse užėmusios komandos pateks į ketvirtfinalius, o trečiai komandai kelionė baigsis. Bene pavojingiausias etapas yra ketvirtfinalis. Mat suklupimas jame taip pat atima bet kokį šansą dalyvauti olimpiadoje. Šiame turnyre finalas nebus žaidžiamas, tačiau dar didesnę reikšmę įgaus kova dėl trečiosios vietos. Kalbant apie Lietuvos rinktinę, jie šiam turnyrui pradėjo ruoštis dar paskutinę pavasario dieną. Vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra šiais metais nėra linkęs eksperimentuoti, nes ši vasara kaip niekad įtempta. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasiruošimą tėvynėje baigė prieš savaitę ir išvyko aklimatizuotis ir žaisti draugiškų rungtynių į Hjustoną. Šis miestas pasirinktas ne tik dėl tos pačios laiko juostos kaip ir Venesueloje, tačiau ir dėl gerų sąlygų – dirbti ir ilsėtis. Trenerių štabui teko sunkus uždavinys – kaip atgaivinti krepšininkų kūnus po sunkaus alinančio sezono. Rimantas Kaukėnas, Martynas Pocius ir Jonas Mačiulis prisijungė visiškai neseniai, tad prisitaikyti prie taktikos ir derinių sistemos jiems liko vos savaitė. Praėjusiame Europos čempionate Lietuvą alino traumos. Šaliai negalėjo padėti Linas Kleiza, Jonas Mačiulis ir Marijonas Petravičius. Šįmet situacija kiek kita. Renaldas Seibutis patyrė traumą nuo savo komandos nario, kai susidūrime su Robertu Jevtoku, Renaldui Seibučiui lūžo šundikaulis. Olimpinę atranką jis tikrai praleis. Tuo tarpu Donato Motiejūno rinktinėje šiemet taip pat nebus. Pastarąsias 2 vasaras Motiejūnas kantriai ir atkakliai dirbo Kęstučio Kemzūros vadovaujamoje komandoje. Šįmet jo istorija apaugo kaip niekada daug gandų. Turbūt tiesa kažkur per vidurį, tačiau reikia žaisti su tais, ką turime. Iš rinktinės kandidatų sąrašo jau užbraukti Tadas Klimavičius ir Mindaugas Kuzminskas. Kad Lietuvos rinktiniai toli iki gero žaidimo parodė ir pirmosios draugiškos rungtynės. Tėvynėje 4 taškais net keršinta makedonams, taip pat pralaimėta Graikijai 12 taškų skirtumu. Hjustone pavyko išvargti pirmąją pergalę prieš Didžiosios Britanijos atstovus. Galbūt šie pavojaus varpai suskambo pačiu laiku, kad reikia gerinti žaidimą tiek puolant, tiek ginantis. Artimiausios draugiškos rungtynės iš ketvirtadienio į penktadienį, 1:30 naktį su Rusijos rinktine. Na, o naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos rinktinė dar kartą susitiks su Didžiosios Britanijos atstovais. Olimpinė atranka mūsų šalies rinktinei prasidės Liepos 4-ąją, trečiadienį. 3 val. Naktį žaisime su šeimininke Venesuelos rinktine. Nuo ketvirtadienį Liepos 5 šiek tiek po vidurnakčio susitiksime su Nigerijos rinktine. Istorijos puslapiai. Šįkart istorijos puslapiuose prisiminkime, kai Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmą kartą istorijoje pasipuošė olimpiados bronzą. Tai vyko dar praėjusiame šimtmetyje, 92 metais Barselonoje. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvą okupavo Sovietų sąjunga. Kad ir kaip būtų gaila, geriausi mūsų šalies krepšininkai buvo priversti rungtyniauti TSRS rinktiniai. Belieka tik spėlioti, kiek skambių pergalių būtų padovanoję mūsų šalies vyrai, nes Sovietų sąjungos rinktinėje jie atliko itin svarbų vaidmenį. Į krepšinio žemėlapį kaip nepriklausoma valstybė Lietuva sugrįžo 92 metais. Ne tik sugrįžo, tačiau ir visiems dar kartą įrodė, jog yra viena geriausių pasaulyje. Per pusę amžiaus nepalyginamai išaugo krepšinio lygis. Kadangi šalis buvo ką tik iškovojusi nepriklausomybę, valstybės ekonominė situacija buvo prasta. Prisiminkime blokadą ir panašius reiškinius. Praktiškai visas valstybės institucijas reikėjo kurti iš naujo, neišimtis buvo ir sportas. Krepšininkai degė noru atstovauti Lietuvą. Valstybės skirti atitinkamą finansavimą tuo metu tiesiog nebuvo pajėgi. Daug kas buvo daroma už pačių žaidėjų pinigus ir ieškota privačių rėmėjų. Lietuvos krepšininkai marškinėliai su JAV roko grupės Grateful Dead, dėkingieji numirėliai emblema ir šokančiais skeletais pasipuošė prieš tų metų olimpiadą. Tuomet Šarūno Marčiulionio ir vieno iš trenerio Dono Nelsono pastangomis buvo ieškoma rėmėjų JAV, o į pagalbą atėjo viena garsiausių amerikiečių roko grupių. Vilkėdami šiais marškinėliais krepšininkai tais metais kopė ant nugalėtojų pakylos, taip atsidėkodami už paramą. Bendradarbiavimas tęsiasi ir per 96 metų žaidynes. Vienas variantas buvo su užrašu Better Dead Than Red, geriau miręs nei raudonas, kitas be jokio užrašo. Trečiasis variantas buvo jau su bronzos medalių atvaizdu. Atlantoje ant vienų marškinėlių nugaros puikavosi bronzos medaliai, ant kitų užrašas We Will
will survive. Mes išliksime. 92 metais pasaulinė naujienų agentūra IP Lietuvos ir roko grupės bendradarbiavimą pavadino sėkmingiausiamis olimpinėmis investicijomis. Per pirmą savaitę gauta užsakymų 20 000 marškinėlių pagaminti, kurie kainavo po $30. Barselonoje žurnalistai už juos mokėjo po $50, o už marškinėlius, kuriais per apdovanojimų ceremoniją vilkėjo krepšininkai, siūlė net ir $150. Dalis uždirbtų pinigų teko rinktiniai, taip pat Lietuvos vaikams. Tai, kad šie marškinėliai JAV populiarūs, parodė faktas, jog vieno pelningiausio JAV serialo Draugai aktorė Liza Kudrow vienoje serijoje taip pat juos vilkėjo. Na, dabar pas laikas prisiminti kelią, kurį reikėjo nueiti Lietuvos rinktiniai, norint užlipti ant nugalėtojų pakylos. Grupės varžybose Lietuva nugalėjo Australiją, Kiniją, vėliau sekė pralaimėjimas nepriklausomų valstybių sandraugai, dabartinė Rusijos federacija. O pirmojo etapo kovos užbaigtos 2 pergalėmis prieš Puerto Riką ir Venezuelą. Vėliau ketvirtfinalėje įveikta Brazilija, pusfinalėje pralaimėta svajonių komandai JAV, o bronza pasiekta ne prieš bet ką kitą, o prieš sandraugos rinktinę 82-78. Į Lietuvos krepšinio ir viso sporto istoriją įrašytas prasmingas laimėjimas. Jis išgarsino Lietuvą jos krepšinį pasaulyje. Pirmą kartą dalyvauta olimpinių žaidynių krepšinio varžybose. Pirmą kartą laimėti olimpiniai medaliai. Lietuvos rinktinė buvo antra pagal rezultatyvumo rodiklį. Vidutiniškai per rungtynes pelnydavo po 94 taškus. Pirmoji buvo Jungtinių Amerikos valstijų komanda – 117 taškų. Anot NBA legendos Billo Waltono ir JAV žurnalisto Jimo Lampley, svajonių krepšinio komanda turėjo ne tik Jungtinės Amerikos valstijos. Jų įsitikinimu svajonių komandą galima vadinti ir Arvydo Sabonio, Šarūno Marčiulionio bei Rimo Kurtinaičio laikų rinktinę. Būtent ši komanda, kuri olimpiadoje iškovojo bronzos medalius, vadinama kita svajonių komanda. Būtent taip pavadintas šis dokumentinis filmas, kuris dienos šviesą išvydo būtent šiemet. Kurdami dokumentinį filmą, kūrybinės grupės nariai viešėjo Lietuvoje, kur kalbino tuomečius olimpiados dalyvius. Tačiau bene jausmingiausius žodžius apie tuometę komandą ištarė ne lietuvis. Nemanau, kad kuris nors amerikietis kada nors supras to meto, kai Lietuvos vėliava kilo viršų prasme. Su ašaromis akyse prisimindamas 92 olimpiados apdovanojimų ceremoniją sakė televizijos NBC sporto komentatorius Jimas Lampley. Šiuos žodžius ir visą filmo anonsą galima rasti internete. O Lietuvos žiūrovus šis filmas turėtų pasiekti prieš pat olimpinės žaidynes Londone. Tuometė situacija kažkuo panaši į esamą. Mes vis dar nesame olimpinėse žaidynėse. Turime praeiti atranką. Ir tuo pačiu metu mes turime dar vieną progą nustebinti pasaulį. Tik jau su jaunaja karta. Istorijos puslapiai.